Šiandien kalbėsime apie tiesinius algoritmus ir pirmiausia atsakysime į klausimą, kokie algoritmai vadinami tiesiniais. Tiesiniais vadinami algoritmai, kai veiksmai atliekami jų surašymo eilės tvarka. Pavyzdžiui, jeigu A reikšmė yra lygi 5, o B reikšmė yra lygi 7 ir S reikšmė yra lygi A ir B sumai, tai mes jau turime tiesinio algoritmo pavyzdį, nes pirmiausia yra aprašoma kintamojo A reikšmė, po to aprašoma kintamojo B reikšmė ir skaičiuojama tų dviejų kintamųjų suma S. Taigi, šiandien mes išmoksime tinkamai aprašyti kintamuosius ir jų tipus, įvesti pradinius duomenis klaviatūrą, taip pat atliksime paprasčiausius veiksmus su sveikaisiais ir realiaisiais skaičiais, gausime rezultatus ir išmoksime tinkamai pateikti gautus rezultatus kompiuterio ekrane. Taigi, suformuluokime užduotį. Užduotis būtų tokia – sukurti mini skaičiuotuvus atliekančius pagrindinius veiksmus. Tai yra sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą su sveikaisiais ir realiaisiais skaičiais. Pirmiausia, susikurkime naują failą. Sukūrę naują failą, įsidėkime jį į katalogą darbalaukyje pirma programa. Darbalaukyje mano katalogas jau sukurtas ir kadangi skaičiuotuvas bus skirtas darbui su sveikaisiais skaičiais, pavadinkime skaičiuotuvas 1 ir išsaugokime programos failą. Na ir atsiranda šablonas. Pasitikrinkime, ar programa veikia, ar kompiuteris su mumis sveikinasi. Programa veikia, kompiuteris sveikinasi, viskas gerai. Taigi, pradėkime kurti savo programą. Pirmiausia, aprašykime kintamuosius. Aprašykime sveikuosius kintamuosius, sveikieji kintamieji aprašomi žodeliu int. Aš norėsiu pirmiausia sudėti 2 skaičius. Vieną kintamąjį aprašau, suteikdama jam vardą A, kitam kintamajam suteikiu vardą B. Jeigu kintamieji yra sveikojo tipo ir jie yra pradiniai duomenys, aš galiu juos aprašyti vienoje eilutėje, atskirdama vieną nuo kito tarpais ir kintamųjų aprašymas baigiamas kabliataškiu. Rezultatą pavadinkime kintamuoju S. Kintamasis S bus kintamųjų A ir B suma. Taigi, parašėme ir dabar paprašykime, kad kompiuteris ekrane parodytų prašymą įvesti kintamųjų A ir B reikšmes. Parašykime, įveskite A ir B reikšmes. Įveskite A ir B reikšmes. Paprašėme. Na ir pabandykime įvykdyti programą. Įvykdę programą ekrane matome sakinį įveskite A ir B reikšmes ir tiesiog programa baigia darbą. Pratęskime darbą toliau. Paprašę įvesti A ir B reikšmes, turime jas įsiminti. Taigi, užrašykime sakinį cin ir įvedame A ir B reikšmes. Sakiniu C, cin A ir B, šituo sakiniu, kurį mes ką tik parašėme, įsimenamos kintamųjų A ir B reikšmės. Nagi, pabandykime vėl paleisti vykdyti programą. Mūsų prašo įveskite A ir B reikšmės ir kompiuteris jau laukia, kad mes jas įvestume. Įveskime A įvedu lygia 5, kompiuteris laukia, kol bus įvesta B reikšmė, įvedu 7 ir tada programa darbą baigia, kadangi su A ir B reikšmėmis mes daugiau kol kas nieko nedarome. Na ir dabar, kai jau turime A ir B reikšmės, galime
skaičiuoti kintamojo S reikšmę, tai yra kintamųjų A ir B sumą. Parašykime priskyrimo sakinį. Priskyrimo sakinys užrašomas taip. Kairėje pusėje rašomas kintamasis, kurio reikšmę skaičiuosime, toliau rašomas priskyrimo ženklas ir rašoma A plus B, dedamas kabliataškis. Šituo priskyrimo sakiniu mes apskaičiuosime kintamųjų A ir B sumą. Dabar paimkime šitą apskaičiuotą sumą, išveskime į kompiuterio ekraną. Parašykime žodelį suma. Žodelis suma rašomas kabutėse, kadangi tai yra tekstas, na ir kintamojo S reikšmė rašoma jau ne kabutėse. Ir sakykime, kad keliame žymeklį į kitą eilutę. Na ir vėl paleiskime vykdyti programą. Įveskime pavyzdžiui A reikšmę lygia 8, o B reikšmę lygia 7. Taigi, sudėję 8 su 7 gauname 15. Kompiuteris sumą skaičiuoja teisingai, o mes dar norėtume pabandyti, kad jis gražiai ir parodytų A plus B lygų S. Padarykime šitokį dalyką. Taigi parašykime kintamąjį A, toliau išveskime pliuso ženklą, parašykime kintamąjį B, parašykime ženklą lygų kabutėse, taip, ir išveskime kintamojo S reikšmę ir vėl paleiskime vykdyti programą. Pasižiūrėkime, ką gausime. Vėl įveskime pavyzdžiui A reikšmę lygia 6, o B reikšmę lygia 4. 6 plus 4 lygų 10. Nuostabu. Dabar papildykime programą kitais veiksmais. Na, tarkime, mes norėsime skaičiuoti ne tik sumą, bet ir skirtumą. Mes norėsime skaičiuoti sveikųjų skaičių sandaugą. Taigi, kintamuosius turime įsivedę, parašykime dar 2 priskyrimo sakinius. Skirtumas yra skaičiuojamas kaip A minus B. Sandauga yra skaičiuojama kaip A kart B. Taip, ir dabar reikia išvesti, kadangi aš matau šitas išvedimo sakinys yra jau užrašytas, man belieka jį porą kartų nukopijuoti ir pakeisti ženklus. Jeigu aš skaičiuoju skirtumą, rašau minusą ir kintamojo vardas skirtumas. Jeigu aš skaičiuoju sandaugą, rašau žvaigždutę ir pažymiu SN kintamąjį. Na ir paleidžiu vykdyti programą. Vėlgi prašo įvesti A ir B reikšmės. Na, tarkim, įvedu A reikšmę lygia 12, B reikšmę lygia 6. Pasižiūrėkim. 12 plus 6 tai bus 18, iš 12 atėmę 6 gauname 6 ir 12 padauginę iš 6 gauname 72. Dabar jums kyla klausimas, kaip skaičiuoti dalmenį. Na ir čia jau susidurėme su sveikųjų skaičių dalyba. Dalindami vieną sveikąjį skaičių iš kito, mes galime skaičiuoti dalmens sveikąją dalį ir liekaną. Dalmens sveikąją dalį pažymėkime kintamuoju D, o liekaną kintamuoju liek. Na ir parašykime, dalmens sveikoji dalis apskaičiuojama A dalijant iš B ir naudojant įprastinį dalybos ženklą. Na, o liekana apskaičiuojama A dalinant iš B panaudojant dalmens liekanos operaciją. Na ir papildykime išvedimo sakinius. Manau, kad nukopijuosiu tą patį, teisingai buvo likę atmintyje, tai nukopijuoju, tai parašau dalybos ženklą iš B ir pavadinu šitą D raidę rezultatą. Na, o kur liekana dalybos skaičiuojame, pavadinu žodeliu liek. Ir vėl paleiskime vykdyti programą.
paleidome vykdyti programą, na ir įveskime pavyzdžiui, A reikšmė tebūna 12, o B 5. Taigi žiūrėkime, 12 plus 5 gauname 17, 12 minus 5 yra lygus 7, 12 padauginę iš 5 gauname 60, 12 padalinę iš 5 ir paėmę sveikąją dalį gauname 2 teisingai, nes 2 kart 5 yra 10. 12 dalindami iš 5 gauname liekaną lygią 2, nes sveikoji dalis jau bus 5 kart 2 10 ir lieka nepanaudoti 2. Taigi, mini skaičiuotuvą skaičiuojanti sveikųjų skaičių sumą, skirtumą, sandaugą ir dviejų rūšių dalybą ir atliekanti dviejų rūšių dalybą mes jau turime. Dabar galime paimti ir šitą skaičiuotuvą paversti naujų skaičiuotuvu atliekančių veiksmus su realiaisiais skaičiais. Taigi aš šitą programą įsirašau kitu vardu, ją pavadinu skaičiuotuvas 2, skaičiuotuvas 2 atliks veiksmus su realiaisiais skaičiais, išsisaugau ir kol kas jokių pokyčių mes nematome. Taip pakeisiu duomenų tipą. Dabar realieji skaičiai aprašomi naudojant duomenų tipą double. Na ir rezultatas irgi bus double tipo. Ką mes turime? Mes taip pat galėsime skaičiuoti sumą, skirtumą, sandaugą ir dalmenį. Liekanos jau nebebus. Vėl analogiškai įvedame A ir B reikšmes. Toliau skaičiuojame sumą, skirtumą, sandaugą ir dalmenį, liekanos jau nebebus, na ir pabandome išvalyti dar vieną sakinį caut ir pabandome įvykdyti programą. Jeigu mes programą vykdysime, pavyzdžiui, taip pat su 12 ir 5, rezultatus gausime labai panašius, tik tai dalmuo jau bus 12 padalinta iš 5, 2,4. Na ir dabar, jeigu mes norime išvesti tuos rezultatus tam tikrų tikslumų, pavyzdžiui, sakykim, mes norime tą dalmenį išvesti 2 ženklų po kablelio tikslumu. Tai reikėtų dar parašyti žodelį fixed, reikėtų parašyti set precision ir nurodyti skliaustuose kelių ženklų po kablelio tikslumu mes norime išvesti šitą dalmenį. Čia dabar kalbu apie tai, kad įvesime vėl 12 ir 5 ir pasižiūrėkime, ar tikrai gausime 2 ženklų po kablelio tikslumų rezultatą. Na štai 2,4 ir kadangi antrasis skaitmuo yra lygus 0, tai 0 ir parašo. Tai dabar paimkime ir papildykime visų rezultatų spausdinimą 2 ženklų po kablelio tikslumu. Na, pasiimkime šitą ir nukopijuokime. Tai būtų ir suma 2 ženklų po kablelio tikslumu, ir skirtumą 2 ženklų po kablelio tikslumu, ir sandaugą 2 ženklų po kablelio tikslumu. Na ir įvykdykime programą iš naujo. Kad būtų paprasčiau, vėl vesiu 12 ir 5. Štai pasižiūrėkite, dabar jau mums ką duoda. Vat matote, 12 plus 5 lygu 17 ir 2 ženklai po kablelio ir visi likusieji veiksmai, jau ne tik tai rezultatas veiksmų, bet ir pradiniai duomenys pateikiami 2 ženklų po kablelio tikslumu. Kodėl taip atsitinka? Ogi todėl, kad fixed set precision pradeda veikti nuo sumos ir tiesiog perkeliamas ir eina iki tol, kol bus iš naujo aprašytas naujas formatas. Dabar paimkim, nukopijuokim šitą fixed set precision, Ctrl+C, nukopijuokim į šitą vietą, ir visur kitur paimkim ir pašalinkim, pasižiūrėkim, kas nutinka. Tik tai reikia dar parodyti, kad yra išvedama, šitą galima pašalinti.
toliau pašalinkim šitoje vietoje. Per daug pašalinau ir pašalinkim štai šitoje vietoje. Mes aprašėme išvesti, kad rodytų mums tiek pradinius duomenis, tiek rezultatus 2 ženklų po kablelio tikslumu. Kad veiktų Fixed ir Set Precision, būtina prijungti į Omanip biblioteką. Jeigu į Omanip biblioteka bus neprijungta, jūs tikrai negalėsite to matyti ir kompiuteris rodys klaidą. Tuoj mes užkomentuosime šitą biblioteką ir pasižiūrėsime, ką kompiuteris daro. Taip, paimkime, įveskime 12 ir 5. Na ir štai matote, visi rezultatai išvedami 2 ženklų po kablelio tikslumu. O dabar, kaip jau ir minėjau, paimkime ir uždėkime komentarą prieš bibliotekos prijungimą. Pasižiūrėkime, ką kompiuteris mums rodo. Vat kompiuteris iš karto ir sako, kad tai yra klaida ir kad Set Precision jau nedeklaruotas. Vadinasi, mano teiginys buvo teisingas, kad būtina prijungti į Omanip failą. Na ir dabar, jeigu jūs jau norėsite atlikti kažkokius sudėtingesnius skaičiavimus, jums be abejo tai padaryti bus daug lengviau, nes pamatėte, kaip atliekami pagrindiniai veiksmai su sveikaisiais ir realiaisiais skaičiais. Norėdami sužinoti daugiau, jūs galite skaityti vadovėlio žinyną. Tai yra apie kintamuosius ir kintamųjų reikšmes, visą informaciją surasti. Po to galite skaityti apie kintamųjų aprašus, kaip jie aprašomi kintamieji, galite perskaityti apie priskyrimo sakinį ir apie aritmetinių operacijų ženklus, galite pasižiūrėti, kaip yra atliekami aritmetiniai veiksmai su sveikojo ir realiojo tipo duomenimis, kad yra loginės operacijos. Apie loginės operacijas mes kalbėsime vėliau. Na ir galite, aišku, dar pasižiūrėti ir plačiau apie tiesinius algoritmus, algoritmų žinyne. Vat apie duomenų įvedimą ir rezultatų išvedimą, kaip duomenys įvedami klaviatūrą, kaip rezultatai išvedami į kompiuterio ekraną, taip pat apie failą į Omanip, kokie manipuliatoriai yra dažniausiai naudojami. Su šitais manipuliatoriais galėsite eksperimentuoti atlikdami pamokėlių užduotis. Tai kol kas būtų tiek. Ačiū už dėmesį ir gero darbo.